Labas vakaras visiems, kurie prisijungė šį vakarą. Šiandien mes truputį dirbam kitaip studijoje. Ir Gabrielė Stonė, kuri yra psichologė ir šiuolaikinės psichoterapijos atstovė. Ir kalbės šiandien apie labai tokius, sakyčiau, egzistencinius dalykus svarbius. Jis yra studijoje vieta manęs, o aš esu kitoj vietoje. Taigi mes šiandien kalbam apie tai, apie ką dauguma arba daugelis žmonių gal net ir nepagalvoja, apie tai, kaip mes norim gyventi pilnavertį gyvenimą ir kartais bijom šitą dalyką daryti ir kaip veikia mūsų mąstymo algoritmai, jautimosi algoritmai, schemos, režimai šitoj srity, šitoj koncepcijoj. Tai tada sveikinamės, Gabrielė, ir gal aš noriu tau užduoti pirmą klausimą, kodėl tu pasirinkai tokią, sakyčiau, rimtą temą egzistencinę ir šiek tiek keistokai kai kuriems žmonėms galbūt atrodančią. Gerai? Klausytojais ir dėl ko aš pasirinkau šitą temą, nes pastebėjau praktikoje dirbant, kad nemaža dalis klientų susiduria su tokio pobūdžio galbūt sunkumais, kai įsijungia tam tikri apsauginiai mechanizmai, kurie tarsi ir blokuoja nuo įvairių patirčių, nuo įvairių ir teigiamų galimų patirti emocijų. Ir žmogus tiesiog automatiškai pasirenka savo iš praeities galbūt pažįstamas strategijas, kurios šiuo metu yra nebenaudingos ir sukelia papildomų tiesiog sunkumų. Ir pastebėjau, kad tą atpažįstant ir su tuo dirbant galima padėti žmogui gyventi kur kas laimingesnį gyvenimą. Kažkas gal. Dingo galbūt ryšio sunkumai. Truputį galim palaukti. Va. Ar matausi girdžiu? Taip, viskas puikiai. Gal mes tarkim taip, Gabrielė, kad jeigu mano ryšys kažkaip tai stringa, taip gali būti, nes aš esu ne studijoje, tai tada tu tęs tiesiog ir viskas. Tai, gerai. Tai aš dabar pabaigiau tiesiog ties to, kad minėjau, kad dirbant su šita tema, su mūsų apsauginiais mechanizmais, galima tikrai padėti žmogui gyventi kur kas laimingesnį gyvenimą. Gerai, tai kaip tada mes, kaip būtent šiuolaikinės psichoterapijos atstovai, kaip mes matom žmogų, gal priminkim apie tą žmogaus funkcionavimą, tokius bendrus dalykus, gerai, apie tuos režimus visokius, kodėl vieni žmonės gyvena taip ir kiti žmonės gyvena kitaip. Taip, tai iš tikrųjų šiandien aš kažkaip daugiau apsisprendžiau kalbėti iš schemų terapijos pusės, apie režimus, kaip ir Julius sako, bet iš esmės tai tie mūsų režimai, jie susiformuoja ankstyvoje vaikystėje ir net jeigu mes ir nevadintume jų režimais, kas seka tikrai ir mūsų institutą ir panašiai, tai tikrai bus ir girdėję tokį terminą kaip įsitikinimai, kertiniai įsitikinimai, kurie kyla iš mūsų ankstyvųjų patirčių ir suformuoja žmogų. Tiesiog tokios kaip šaknis įsisenėja būna. Ir žmogus tada turi įsitikinimus apie save, apie kitus, apie pasaulį, arba galima būtų tą pavadinti ir schemomis. Ne? Ir kai žmogui aktyvuojasi vienokie ar kitokie įsitikinimai arba schemos, jisai galbūt pereina į vienokį arba kitokį režimą. Dėl to, kad tiesiog apsisaugotų nuo tų galbūt potencialių neigiamų ar minčių, ar jausmų, ar pasekmių. Galbūt Julius galėtų ir papildyti šitoje vietoje.
Bet aš tiesiog priminsiu tokį savo tą matymą, kad aš manau, kad žmogaus savastis, jinai nėra vientisa, kad pas mus yra savasties dalys tam tikros ir jeigu mes kalbam apie režimus, tai mes funkcionuojam kažkokiais tai būdais, kuriuos mes vadinam režimus. Tai yra du sveiki būdai. Tai yra sveiko suaugusio režimas ir jeigu mes esam sveiko suaugusio režime, mes galim spręsti problemas, mes galim sudurti su iššūkiais, mes galim siekti savo tikslų, žinoti savo vertybės, mes galim praktikuoti sąmoningumą, mes galim praktikuoti sąmoningus apsisprendimus, mes galim priimti teisingus sprendimus. Ir mes turim galias kažkokias tai. Mes jaučiam savo galias, mes jaučiam savo vertę, mes pasitikim savo galiomis ir žinom, kad mes kažką galim pakeisti gyvenime, o jeigu mes negalim pakeisti kartais gyvenime aplinkybių kažkokiu tai galim pakeisti savo požiūrį į jas. Tai yra sveiko suaugusio režimas. Ir tada gali būti kitas režimas, kuris labai yra teisingas ir geras ir funkcinis, tai yra žaidžiančio laimingo vaiko režimas. Ir kai nėra iššūkių, nėra problemų, tai mes galim būti laimingais, spontaniškais, smalsiais, atvirais patirčiai, jausti saugiai, žaisti, praktikuoti lengvą gyvenimą, net esant sunkesnėm situacijom, mes tiesiog galim mėgautis gyvenimu. Tai idealiu atveju žmogus turėtų funkcionuoti tarp šitų dviejų režimų. Bet tai yra idealiu atveju, taip? Bet jeigu mes buvom nepatenkinę savo poreikių emocinių vaikystėj, tai gali būti, kad mes esame užstrigę tam tikruose etapuose. Tai, pavyzdžiui, gali mums būdingas būti pažeisto vaiko režimas. Tai mes tampam bejėgiai, nuskriausti, pažeisti, pernelyg jautrus reaguodami viską, mes neturim savo savivertės pakankamos, neturim savo galių, nejaučiam savo galių, nežinom savo kompetencijų, nemokam sutvarkyti su gyvenimo iššūkiais. Arba gali būti pikto vaiko režimas, taip? Mes pykstam, kad nėra taip, kaip nori, kad būtų. O iš tikrųjų gyvenimas nėra apie tai, kad jisai mums pritaikytas. Arba esam nesilaikančio ribų vaiko režime. Irgi tada mes norim kažkaip tai peržengti taisyklės, peržengti ribas, nepaisant nesaugumo. Taip? Arba esam kritiškose režimuose, kritikuojam save, pasaulį, kitus žmonės. Arba esam įveikos režimuose. Mes vengiam kažko, tai vengiam patirties, bijom patirti patirtį, dažniausiai dėl savo gėdos, dėl savo kaltės, dėl to, kad nesijaučiam vertingos būtybės, mes bijom. Aš prašysiu Gabrielės apie tai ir pasakyti. Arba mes esam pasidavimo režime, tada mes pasiduodam sunkumams, irgi jaučiamės bejėgiai ir tiesiog tokie pažeisti, nuskriausti ir nefunkcionalūs. Arba kartais mes priešingai būnam hiperkompensacijos režime, mes norim hiperkompensuoti tai, ko neturėjome. Tai, pavyzdžiui, jeigu turim pažeistą savivertę, tai stengiamės turėti labai daug pinigų arba labai didelės pareigas užimti, ar labai daug kažkokio tai būti vertinami dėl savo kažkokių tai specialiųjų kompetencijų. Ta prasme, mes hiperkompensuojam. Kaip aš sakau, jeigu neturėjom vaikystėje stalo savo, tada turim keletą namų. Arba jeigu neturėjom dviračio, tai turim keletą automobilių. Taip? Arba neturėjom džinsų, kaip aš, pavyzdžiui, neturėjau džinsų, tai tada turim labai daug rūbų prisipirkę ir nešiojam net. Tai toks truputį bendra koncepcija, ne? Kad mes aiškiau suprastumėm, apie ką dabar Gabrielė šnekės, ir tada einam prie to, kam paskyrė Gabrielė savo dėmesį, einam prie vidinių konflikto tarp noro gyventi pilnavertį gyvenimą, tą sveiko suaugusio laimingo žaidžiančio vaiko gyvenimą,
ir tarp baimės, kuri, apie ką aš šnekėjau, apie to įveikos režimų. Tai dabar tau, Gabrielė, tu išdėstyk savo tekstą. Tai jau viską jūs iš tikrųjų ir taip gražiai ir papasakojot. Aš tik tais gal apibendrinsiu savo mintį, ką aš turėjau omeny, tarp tų vidinių konfliktų, tarp noro gyventi ir baimės. Tai irgi, kaip jūs papasakojot, mes turim tos režimus, ir vaikiškus režimus, ir kritiškus režimus, sveiko suaugusio, ir turim įveikos režimus. Ir mano mintis tokia yra, kad kai ankstyvoji, galbūt vaikystėje patirty, ankstyvoji susiformavo mum tam tikri įsitikinimai, tam tikros schemos, ir žmogus kažkuriuo gyvenimo periodu išmoko apsaugoti save nuo tuo momentu kylančių neigiamų patirčių įvairių. Ir iš esmės kiekvienas žmogus turi tą ir sveiką dalį, ir tą laimingą dalį, ir tokį tiesiog prigimtinį poreikį jausti laimę, jausti meilę, prieraišumą saugų, jausti besąlygiškumą, žaismingumą ir taip toliau, tiesiog džiaugtis, mylėti. Tačiau jeigu vaikystėje šios patirtis buvo natūraliai sutrikdytos ir žmogui reikėjo išmokti tuos tiesiog tuo metu apsauginius mechanizmus, šiuo metu ir kyla tas natūralus noras patirti įvairias tas patirtis, džiaugsmingas ir taip toliau, bet tuo pačiu kyla ir baimė. Ir žmogui gali kilti įvairių minčių, kad o kas jeigu aš būsiu pažeidžiamas? Kas jeigu aš atsiskleisiu ir mane atstums? Kas jeigu mane paliks? O kas bus jeigu mane užvaldys įvairūs jausmai ir aš su tuo nesusitvarkysiu, ar ne? Ir tada gaunasi, kad žmogus turi tą tokį prigimtinį poreikį atsiverti savo patirčiai, atsiverti įvairioms teigiamoms, malonioms patirtims, bet ir tuo pačiu turi veikiančius apsauginius mechanizmus, kurie atitolina nuo emocijų. Nors jie buvo, kaip aš sakau, jie yra apsauginiai. Ir svarbu žmogui suprasti, kad jie susiformavo kaip mūsų apsauga, tie įvairūs mechanizmai, aš juos trumpai irgi paskui pristatysiu, nes jie mums kažkada gyvenime buvo naudingi, jeigu jie mums būtų buvę nenaudingi, mes jų tiesiog natūraliai ir dabar nebenaudotume. Tačiau kadangi jie tuo metu padėjo susidoroti su sunkiom situacijom, su kažkokiom nesaugiom situacijom, jie dabar jau dažniausiai tiesiog nebepadeda ir įsuka žmogų į tokį tarsi užburtą ratą. Ir tokį galbūt kaip pavyzdys ateina į galvą, kad tarkim, jeigu, nežinau, vaikas augo nebrandžioj šeimoje, kur, tarkim, buvo nebrandus tėvai, nemokėjo patys susidoroti su savo emocijom. Tai yra tokia dalis žmonių, kurie turi tokį savo įveikos mechanizmą, kad jie turi iš karto spręsti problemą, sutvarkyti. Ir tikrai aš žinau, tokių yra ir klientų, ir esu nemažai ir skaičius apie tai, kad vaikystėje, tarkim, jeigu tėvai nemokėjo susidoroti su savo emocijom, vaikai jausdavo pareigą, kad, tarkim, turi ar pakelti nuotaiką tėvam, ar kažkaip kitaip patenkinti tėvų poreikius, ar galbūt išspręsti netgi problemas. Ir tuo metu šeimoje jiems tai pasiteisino. Bet, pavyzdžiui, dabar išėjus į gyvenimą, kaip sakau, ir dabartiniai aplinkoje tai gali, tarkim, visai nepasiteisinti, nes jie yra apsupti visai kitokių žmonių su savais visais režimais ir savais mechanizmais, kur tiesiog šita strategija nebeveikia. Ir kadangi mes gyvenam sisteminiam pasaulyje, santykėje su kitais žmonėm, ir kiekvienas mūsų elgesys, kurį mes atliekam, turi savas pasekmes. Ir tada
sukelia kito žmogaus reakciją, kito žmogaus elgesį, kuris neretai patvirtina mūsų tuos ir įsitikinimus, pavyzdžiui, kad aš galbūt esu ar nereikalingas, ar kad gali mane atstumti, ar ne, nors galbūt žmogus visai nesiekia.